Sveiki, mokytoja. Aš noriu Jums pasakyti tą paveikslėlių pasaką 98A pamokoje. Tai va. Tai Tomas su Tadu užkūrė padangas. Ir jie pradėjo šokinėti iš džiaugsmo, o padangos liepsnojo ir skleidė ryškiai raudoną šviesą. Po to Tomas ir Tadas atitempė tas padangas, atrideno jas ir įrideno jas į savo kaimyno, į savo namus. Po to jie išlindo iš ten juodi ir buvo šiek tiek tiršti. Bet po to išsiskleidė juodi, tiršti, aitrūs dūmai. Ir juodas tirštas debesėlis skleidė labai nemalonų kvapą. Po to Tomas su Tadu surado suodžius, bet išėjo suodinė. Ir lyg iš kamino išlindęs pradėjo tas tirštas debesis darytis į suodžius. Ir buvo gražaus darbelio Tomui su Tadu viską išvalyti ir padaryti. Ir šilčiausi linkėjimai Jums iš Filipinų. Iki.